Tikriausiai daug kas pasakytų, kad nėra nieko maloniau, kaip valandėlė praleista lietuviškoje pirtyje. Ypatingai tada, kai už lango žvarbu, karšti garai ir drėgnas oras ne tik sustiprina imunitetą, atgaivina kūną, bet ir grąžina jėgas. Nors daug ką darome patys, tačiau tam, kad pirtis iš tiesų gydytų, geriausia pasitikėti profesionaliais pirtininkais. Turėdami tinkamą išsilavinimą ir patirtį, jie gali pasiūlyti daug įvairių procedūrų. Vanojimas tai yra labai švelnus procesas, tai nėra kažkokių intensyvių daužymų, trankymų. Žmogus pripratinamas prie vantų, prie šilumos palaipsniui. Pastaruoju metu ypač populiarėja įvairūs pirtyje atliekami masažai. Garsi šalyje pirties meistrė, lietuviškos pirties bičiulių draugijos narė, įvairių vanojimo čempionatų dalyvė bei teisėja Audra Staškevičienė sako, jog tam, kad galėtų savo klientam teikti profesionalias masažo paslaugas, jai šio amato subtilybių teko mokytis Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre. Tų žinių reikia labai įvairiausių. Tai čia yra ir aromaterapija, ir kineziterapija, ir su augalais reikia žinių įvairiausių apie augalus, apie žolynus, apie vaistažoles. Ir kadangi dirbi su žmogum, tai reikia išmanyti jo anatomiją, fiziologiją. Ir būtent šitų žinių man labiausiai trūko. Ir dėl to aš ir pasirinkau masažuotojo profesiją, kad galėčiau profesionaliau padėti tam žmogui, kad žinočiau apie tą žmogaus kūną daugiau. Masažas pirtyje yra apskritai per visą pirties ritualą. Nes masažas tai yra prisilietimas prie žmogaus, tai yra menas liestis prie žmogaus. O pirtis yra labai glaudžiai susijusi su masažais, nes ir vanojimas tai yra tas pats masažas. Tik tai pirtininkas dar turi vantas ir liečiasi su tuo žmogumi jau per vantą. Ir lygiai taip pat pirtyje atliekamas yra ne tik vanojimas, yra įvairiausios procedūros, yra šveitimai, yra įvyniojimai, yra ištepimai su medumi ir tu nuolat lietiesi prie žmogaus, tai bet kuris tas prisilietimas yra masažas. Patirtis ir profesionalios anatomijos bei fiziologijos žinios kiekvieną masažą padaro malonesnį ir saugesnį. Nemažiau svarbus pirtyje atliekamas vanojimas. Tai ypatinga pirties masažo technika. Joje naudojama šiluma, karštas garas, vantos ar kitos pagalbinės priemonės bei įvairūs masažo judesiai. Visiems be išimties tikrai ta pirtis yra reikalinga tam, kad žmonės galėtų skirti laiko savo. Nes mes dažniausiai tai rūpinamės kitais, turim daug reikalų, darbų, lekiam, skubam, o laiko savo dažniausiai nelieka. Ir labai dažnai žmonės klausia, kiek ten truks laiko ta pirtis, kiek valandų. Ir kai pagalvoji, tik tiek laiko mes galim skirti savo poilsiui. Kada jau atvažiuoja į pirtį, kada atsipalaiduoja, tada jau nebeskaičiuoja žmonės laiko. Prieš tai aš buvau mokytoja lietuvių kalbos ir man tas bendravimas su žmonėm yra tiesiog įgimtas. Aš pirtyje būdama visada stengiuosi žmogui ne tik tai atlikti kažkokią tai procedūrą, bet ir jį pamokyti, kad ir jis pats po to mokėtų tai daryti. Kad mokėtų elgtis toj pirty, kad įgytų tam tikrus principus, kaip toj pirty reikia būti. Ir dar vienas dalykas, kurį visai neseniai pradėjau daryti pirtyje, jisai atėjo kažkaip labai natūraliai, aš pradėjau pirtyje dainuoti. Per pirmą užėjimą, kada žmonės ateina, labai stipriai veikia protas, labai daug minčių sukasi galvoje ir tam, kad tą protą šiek tiek nuraminti, pradėjau dainuoti lietuvių liaudies dainas.
Savo pirtį įkūrusi ir joje šeimininkaujanti pašnekovė tikina, kad ją suprojektavo taip, jog svečiai galėtų ne tik mėgautis gera lietuviška pirtimi, bet ir išbandyti profesionaliai atliekamas pirties spa procedūras. Audra siūlo išbandyti lietuvišką vanojimą, šveitimą, žilvičio vytelių masažą, šveitimą maltais, kaštonais, aromaterapiją. Tačiau tam, kad pirtis teiktų naudą ir malonumą, būtina tinkamai pasiruošti. Einant į pirtį, nereikėtų prieš pat pirtį labai prisivalgyti, kadangi būnant pirtyje mes prakaituojam, šilumoj būnam ir jeigu žmogus yra privalgęs, jam tiesiog sunku išbūti pirtyje. Bet lygiai taip pat negalima į pirtį eiti ir alkanam. Jeigu mes būsim alkani pirtyje, tai nuo to karščio, nuo to šilumos galim netekti jėgų ir po to gali irgi liūdnai baigtis. Cepelinų reikėtų jau vengti prieš einant į pirtį. Ir kitas dalykas, jeigu, tarkim, žmogus turi kažkokią alergiją, jeigu turi, tarkim, žemą spaudimą, tai reikėtų tuos dalykus būtinai pirtininkui pasakyti. Visi įsivaizduoja, kad į pirtį negalima eiti, kai yra aukštas spaudimas. Bet iš tikrųjų pirtyje atsitinka taip, kad nuo šilumos kraujagyslės išsiplečia ir tas spaudimas pakrenta. Nuo kvapnios moterų iki česnakinės vyrų pirties programas kurianti moteris teigia, kad šiame versle reikia nuolat tobulėti, diegti naujoves. Buvusi pedagogė pirtininkystę įvardyja kaip širdžiai mielą amatą ir hobį. Ne veltui kartu su vyru puoselėjama pirtis pripažinta geriausia praėjusiais metais. Pirtis yra tokia labai sakrali vieta, kur žmogus ateina nuprausti kūną, bet ne tik kūną, bet ir išvalyti protą nuo minčių ir atsipalaiduoti ir gauti šiek tiek peno ir sielai. Pati ta senoji lietuviška pirtis, jinai buvo labai paprasta. Žmonės tiesiog išsikaitindavo, išsivanodavo, nusiprausdavo, ta vieta buvo skirta tam, kad tiesiog dėl higienos nusipraust galėtum ir susišilti, kada šalta žiemos laiku. O dabar viskas labai išsivystė ir tai jau pasidarė vietas toks kaip spa centras, kaip namų spa, galim sakyti. Atsirado daug įvairiausių procedūrų pirtyje. Ir masažai, ir šveitimai, ir vanojimą. Tas vanojimas, jeigu seniau žmonės tiesiog su vantele patys save pasiplekšnodavo, tai dabar išaugo iki tokio lygio, kad yra vanojimo atskiros rūšys, yra klasikinis vanojimas, yra atpalaiduojantis, yra kontrastinis. Audra teigia, kad į pirtį renkamasi ne vien švęsti, o siekiama stiprinti sveikatą, atgauti jėgas, palepinti kūną grožio procedūromis. Šaltuoju metų sezonu rekomenduojama kiekvienam išsirinkti gerą pirtininką, išbandyti lietuvišką pirtį, ją mėgautis. Geras pirtininkas yra tas, kuris dirba atvira širdimi, atiduoda visą save žmogų. Kiekvienas pirtininkas galvoja, kaip galėtų nustebinti žmonės pirtyje, kažką tai naujo, kažkokią tai detalę naują galėtų įnešti į tą pirtį, kad žmonės pradžiuginti. Tai tų naujų dalykų nuolat atsiranda.